Kaip Peugeot važiuoja, tai ir skamba kaip Peugeot. Kaip kiberas. Va ir tanką turim tikrą atvežtą. Visai nemažas. Nu va ir artėjom prie Anglijos krantų. Sveiki sugrįžę visi į Beno projektai kanalą. Tai ką, baigiam nuo ten, kur pradėjom. Užsipylėm ką tik dyzelio pilną baką. Ir iki pilno bako mums tilpo 56 litrai, 44. Tai kai važiuosim, galėsim suskaičiuoti, kiek tiksliai sudeginom aliejaus, būtent su audinė, o dabar einam užsimokėti. Ir būtent paštą susitiksim, galėsim viską paskaičiuoti ir atskleisim, kiek litrų surijo 100 km aliejaus. Nu, užsikūrėm, kūrės tai audelą, kaip bitutė iš tikrųjų eina, tai užsipylėm normalaus dyzelio ir dabar, kai važiuoju, galiu pasakyti, kad yra skirtumas, ar ant aliejaus važiuoja ar ant dyzelio. Tai ant dyzelio geriau važiuoja, geriau traukia, smagiau kažkaip, kai važiuoju ant aliejaus 130-100 jam jau buvo taip. Ne, o dabar taip žiūrėjau, kad jinai pati įsilegia iki to 100, atsidomu, 140 čia galima 100 leistų greičiu važiuojam, viskas tvarkoj. Tai dabar matematika, kokia gavosi 100 km kaina. Tai nuvažiavom 860 km, kaip matėt. Ir įpylėm šį kartą dyzelio 56 litrus 440 gramų. Kaip sakiau, apie tam video truputėlį trūko iki pilno bako aliejaus, nu tai galim atmest kokį, bet ten buvo praktiškai pilnas, nu atmetam kokį litrą, kad trūko, bet litras liko ir buteliuose, kuriuos pylim. Tikrai, šlaižius dar galima litrą, tai ten aš ir skaičiuosiu, kad pilnas bakas buvo praktiškai, tai su 56 litrais dyzelio nuvažiavo, aliejaus nuvažiavo 860 km ir gavosi, kad vienam 100 km surijos apie 6,5 litro aliejaus. Ir aš iš tikrųjų nežinau tokio važiavimo stilium, kiek šita audinė ryja dyzelio gero, normalaus kuro, tai mes toliau važiuojam, bet jeigu skaičiuosim kiek man teko Lietuvoje su jo važinėti, tai jinai mažiau ryja dyzelio apie 5 litrus. Ir jeigu dyzelį normalų pili iš degalinės, tada gaunasi, kad jinai ryja apie 5-6 litrų saliarkos. Tai yra praktiškai 1 litru mažiau. 1 litru mažiau dyzelio. Ir sumoji sumarum, kai aš mėgstu viską paskaičiuoti eurais, tai aliejų man kainavo 8 eurai, 20 gerai trūko to aliejaus biškį, tai 8 eurai kainavo 100 km, jeigu važiuojam su dyzeliu, kas kainuoja apie 45 euras 40 šiuo metu Lietuvoje ir 5 litrus degina, tai irgi gaunasi maždaug apie tarp 7-8 eurų 100 km. Tai jeigu pilt aliejų iš degalinės, ne iš degalinės, o iš Maksimos, kaip šiuo atveju aš padariau, tai aš nežinau, kur ekonomija, aš mačiau ten TikTok'e visokių sklando, kad ten perka Maksimui ir pila ir važinėja su aliem. Tai aš asmeniškai pabandę šitą dalyką, galiu pasakyti, jeigu gaunat aliejaus perdirbto, tai yra iš kuriantų ir taip toliau gal ir pigiau gaunasi, bet mano nuomonė, jeigu pilam aliejų iš parduotuvės nupirko taip, kaip aš šį kartą padariau, tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų nieko gero nesigauna, finansiškai nieko jūs nesutaupot, nes tiesiog to aliejaus ryja daugiau, mano atveju, aš nežinau dar kai šitą kuro baką išvažinėsiu, galėsiu pasakyti, ar tikrai jinai 6 litrų saliarkos ryja, bet kiek aš esu su jie važinės, tai man jinai mažiau ryja. Tai va, tokios išvados apie
važiavimą ant aliejaus. O ką mes dabar? Lekiame tiesiai į Vokietiją. Iki Vokietijos liko 55 km ant dizelio. Automobilis ženkliai geriau važiuoja, geriau traukia, atsigavo. Jeigu prieš tai video sakiau, kad nejaučiu didelio skirtumo, arba video nesakiau, tai dabar įpylęs geresnį kurą, tikrai jaučiu, kad jisai ženkliai geriau važiuoja. O ką, mes leidžiam į priekį. Ką tik apskaičiavom, kad mums reikia važiuoti vidutiniu greičiu 120 km/h, kad pasiektumėm savo viešbutį tinkamu laiku. Pagal navigaciją. Mums reikia, sakė, kad visi būtumėm iki 10:11, ne? Iki 10:11, o dabar yra 23:11. Išmiegojom kažkur Vokietijoje, vakar su nuotykis į vieną viešbutį, užsirezervavom kambarį, neįėjom, bent buvom pervargę, Gintarė jau buvo nebe tos nuotaikos, kad filmuoti ir tenais mūsų nuotykius, bet vakar įveikė 1600 km, užsikūrėm audinę ir lekiam toliau į šitą keltą, užsirezervavom keltą, važiuojam. Negalim švaistyti nei minutės. Biškiai apsižiūrėjau. Tai gaunas, kad turim keltą. Turim per keltą ir atvažiavimo laiko, kaip Peizas rodo, tikrai 18 minučių laisvų. Vakas apytas dizelio, tai įsipilam kažkiek dizelio ir kraunam toliau. Nes realiai neturim visiškai laiko pramogėlę. Tai net pilno bako, nepipsi dabar 20 minutų įsipilam. Kad galėčiau važiuoti iki uosto ramiai ir ką, šaudom toliau, kai jam susimokėt, važiuojam toliau. Gerai pavarėm. Vienu žodžiu, atsikėliau ten po 8:10, užsisakiau ferį, keltą į Angliją, nes primečiau, kad Prancūzijai dar 1 valandą yra mažiau. Vienu žodžiu, kad 1 valandą daugiau turėsim. Ir realiai nuo tos vietos, kur mes buvom iki čekino į laivą, nes prieš laivų išplaukiant turi prie valandą prieš atvažiuoti į uostą. Pasirodo, pamačiau tą dalyką prieš perkant bilietą. Tai vienu žodžiu, čekinas buvo iki 12:40 turim atvažiuoti, o 8:15 tik tai pajudėjom iš Vokietijos ten, kur miegojom. Ir turėjom 450 km, man atrodo, ar 400, nežinau, patikslinsiu, čia kažkur parašysiu, kiek mes turėjom kilometrų nuvažiuoti nuo tos vietos, kur mes buvom, iki čia. Bet buvo maždaug, kai išvažiavom, tai reiškia, kad būsim 12:21 veizas, tai įsivaizduokit, nevertinau dar visokių kamščių ir visą kitą. Ir buvom 12:25, tai 4 minutėm tik tai nuo veizo pradinio šito atsilikom, bet skridom, tai audelė, tai čia pakentėjo normaliai, viškiai smaugiant visą kelią. Trūko dizelio, per minutę užsipyliau dizelį ir šokęs, ten vienu žodžiu, varėm tai o dabar jau ką į keltą, lyg ir tuoj pasodins mus įvažiuosim į vidų ir žiūrėsim, kaip ten gaunas, tai imsim timelapsą ir žiūrėsim, kaip čia važiuosim į vidų. Suspėjom į keltą, viskas, kelte sėdim, turim gerą pusvalandį ar valandėlį važiavimo, plaukimo, ne dabar. Už 15 minučių išplauks ir maždaug plauks, čia pusvalandį rašo, kad plauks, bet nežinau, kiek čia iš tikrųjų plauks. Tai ką, dabar laukiam, kada mus perplaukdys į kitą pusę ir būsim Anglijoje, reikės vairuoti kitą vairo pusę ir eismo pusę, o bus sudėtinga, vienu žodžiu. Varom. Išplaukėm iš Prancūzijos. Galim ir pamiegoti. Sakai, plaukiam. O, kaip gerai pasiilsėt kartais, kai kas galvos.
žinot, kokias nesąmonės dar būna gyvenime. Tai automobilio priežiūra ir šitoje vietoje labai gerai padeda Car1 programėlė, kuri padeda tiesiog žinoti visus dalykus apie savo automobilį. Ir Car1 sukūrė CarVertical ir ši programėlė yra nemokama. Ją galite atsisiųsti, čia yra QR kodas, o prašymai yra tiesioginis linkas. Spaudžiam ir atsisiunčia viskas apie jūsų automobilį. Kad technikinė, kada buvo praeita jūsų vairuotojų pažymėjimo data ir iki kada galioja. Taip pat galite pasiparkuoti, pasikrauti savo automobilį ir visą naudinę informaciją galite rasti būtent Car1 programėlėje. Tad ką darom, siunčiamės, čia yra QR kodas, pasisiunčiam, naudojamės ir tiesiog pamatysite, kad yra labai patogi programėlė, kur yra viskas telpa vienoje vietoje. O šiandien toliau pasiilsėti, nesukti smegenų, visokius rūpesčius ir pasižiūrėkit, koks vaizdas kontrola. Atvažiuoti su mašina 6 val. Vakare, aš galiu pasakyti, kad yra kažkokia nesąmonė. Mes važiuojam 14 km daugiau negu valandą. Tai matydamas tuos skaičius, tai biški taip okei. Tai ką mes Londoną pasiekėm nuo Lietuvos per 36 valandas su visais nuotykiais, tai nuotykius gal kambarį atsisėdė, papasakosim šį vakar jau lengviau taip atsisėdė. Ir ką? Va, matot, telefono būdelę radom Londono, kad įrodymą, kad mes tikrai Londone ir Anglijoje esam. Tai, o dabar keliaujam į mašiną, kur palikom po CarVertical vakarėlio ir varom į viešbutaną pamiegoti. Pažiūrėsim, kokį mes ten gavom. Įsigijom viešbutą. Tai einam. Tai vakare atvažiavom. Čia viešbučio sakėm, susipaspartavę patarimą, tai radom spotą prie viešbučio. Pasivartavom savo audelą lupinėlę. Svarbus auksiniais ratais prie tokio gan prabangiai, va čia žinai, nufilmuok, kaip čia viskas atrodo. Londono centre, ten Big Benas ir tiltas, tai eisim tenai tuoj. Ir už šitą vietą mokėjom 65 svarus už naktį. Sakė, šiandien net dar gali stovėti, einam dar papizdėlint po Londono. Aplamai parkingas vakar, kai buvom CarVertical vakarėlį, po žeminiam parkingą buvom pasistatę kažkur čia už kelių kilometrų, tai už 4 valandas mokėjom 50 svarų. Tai vienu žodžiu, čia parkingas negailestingas yra Londone. Tai ką, einam dar biškį pasivaikščiot, kol turim pasiparkavę automobilį. Po Londoną ir pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Pirmą kartą vis dėlto Londone. Ir mes atvažiavom į Goodwood, kaip ten Festival of Speed. Tai va, tai mašinų jūra ir gali matyti visokių gerų dalykų. Ten GTR stovi, ten kažkoks raudonas gražus MG, čia Jaguaras. Vienu žodžiu, mašinų jūra ir tikrai net šito aikštelį labai gražių mašinų stovi. Tai ką, laikinam šį video, subscribinam kanalą, o mes einam į Goodwoodą kažko ieškoti. Šiandien pirmoji diena, manau, šiandien filmuosim tiek, kad užteks visam video. Atėjom iki Goodwoodo įėjimo. Audi va ten palikom. O čia visokių mašinyčių, gražių pristatyta. Ką, einam mes į vidų. VRC automobilių istorija. Mane labiausiai domina vienas automobilis. Visai įdomu yra. Bet man tai labiausiai kokį įdomų Celica. Jau gintarė rodo į Celica. Va šita Celica. Čia prie kiekvieno automobilio surašyta, kas per automobilis. Celica. O kokia gražuolė. Galvojat, kodėl aš ant tų Celicų, nes pats turiu 6. Norėčiau, kad 6 dar būtų čia, bet nėra 6. Kiek nemačiau. Ką,
po tiesą išvažiuoja pralėk ratuką. Išvažiuoja, nuolatos pralėkia ratuką ir grįžta. Va kokių grožių. Ką dar turim? Va, dar vieną Subaru Impreza 2000-ųjų. Jeigu įdomu, kokį automobilį pamatyti, nežinot, o aš nepakomentavau, va čia yra lentelės, gali tiesiog persiskirti, pasižiūrėti. O aš tiesiog praeisiu, parodysiu, ką mes čia, kokių yra. VRC ne mano sritis, tai tikrai nieko aš ir nepapasakosiu. Opel Ascona 81 metų. Pėsą nesubuvus. Dar vienas Subaru Impreza. Fiatas. Dar vienas Subaru. Focusas. Dar vienas. Ai, čia Ford Fiesta. Focus? O, Ford Focus. Naujas Focusas. Sorry, įžiūrėjau Focusą. O, su kokiu spoileriu bėga. Čia Audi klubas. Audi 5. Ne, 5, jo, 6 Audi. 6 Audi. Kol dolipom nuo kalno ir baigęs mūsų VRC senų Classic ralis, tai čia buvo tikrai gražų apsisukimų. O ką dabar, ačiū Jums, kad žiūrėjote, subscribinam kanalą, laikinam šį video, kad ir kiti galėtų pažiūrėti. O mes einam toliau žiūrėti kito nuostabių automobilių Goodwood'e, kitų lenktynių, nes ten offroadas vyksta, čia uphilas gali apsukti, saknais uphilas vyksta, čia pralėkia formulės ir visi kiti dalykai, apačioje dar visokių F1 automobilių istorijų pristatyta, tai einam jį toliau žiūrėti, dar 2 dienas lankinėsim, tai einam tiesiog toliau žiūrėti, kas gero yra Goodwood'e. O dabar iki kito mano video. Iki!